Labadiena, esu Svetlana iš projekto studijos Australijoje ir šiandien norėčiau papasakoti ne apie vieną mokslo įstaigą, o apie visą jų grupę. Tai yra Think Education Group. Pirmiausia, mes apsilankėme dizaino fakultete. Vienu žodžiu galiu apibrėžti, kad tai tikrai yra fantastiška ir aš niekur nieko panašaus nesu mačiusi. Pastatas iš išorės atrodo nieko neišskirtinis, bet viduje įsirengtas labai moderniai. Baigę studijas, dizaino studentai gali nuomotis tam tikras mažas erdves ir taip pradėti verslą. Nuoma Sidnėjuje komercinių patalpų yra tikrai aukšta, o jūsų koledžas, jeigu jame studijavote, suteiks specialias nuolaidas ir kainas. Visos kompiuterių klasės pilnos MacBookų, lyginant su kitais universitetais ir koledžais, niekas kitas to neturi. Atvirų durų politika, netgi durų nėra, todėl visuomet galima konsultuoti su dėstytojais, eksponuoti savo darbus. Visos paskaitos vyksta atvirose erdvėse. Jie teigia, kad verslo pasaulyje, jeigu tu nesi savo namuose, tu niekuomet nebūsi visiškoje tyloje. Todėl turi iš karto priprasti, visuomet būsi apsuptas žmonių, visuomet gali konsultuotis, ieškoti naujų kontaktų, pažindinti su žmonėmis ir taip plėsti savo verslą, semtis idėjų, įkvėpimo ir panašiai. Vėliau mes apsilankėme sveikatos fakultete, kur mokoma mitybos, masažo ir kitų kosmetologinių paslapčių. Jie turi netgi savo homeopatinę laboratoriją ir ten studentai mokosi naudoti homeopatinius vaistus, juos miksuoti ir kurti įvairius gydomuosius derinius. Trečias padalinys, kuriame mes apsilankėme, buvo verslo padalinys. Taip pat kartu ten yra įsikūręs ir Torrens universitetas. Torrens universitetas yra neseniai įkurtas ir siūlo vadybos studijas. Think Education Group dar išskirtinė tuo, kad studijas galima rinktis įvairiose miestuose. Taigi kiekvienas gali išsirinkti tai, kas jam labiausiai patinka.